Aš čia pristatysiu savo mūsų veikiau bendrą darbą, mano, Vitos Gruodytės ir Mathieu Guillot, prancūzų muzikologo, kuris yra skirtas lietuvių šiuolaikiniai muzikai. Ir jo pavadinimas yra Paskutinės pagonio apeigos šiuolaikinės lietuvių muzikos ištakos. Kodėl ta idėja iš viso atėjo? Todėl, kad pirmiausia, apie lietuvių muziką labai mažai buvo rašyta. Tie, kurie rašė, sakykime, yra keli prancūzai, kurie rašė dar sovietmečiu, tai jie buvo tokio labai informacinio pobūdžio. Kokie kūriniai, kokie kompozitoriai, kada jie gimė, ką sukūrė ir tiek. Nepriklausomybės metais apie lietuvių muziką šiek tiek yra jau daugiau informacijos, bet labiau anglų kalba. Tai yra bendri kolektyviniai rinkiniai, sakykime, arba konferencijų rinkiniai, kuriuose aptariama lietuvių muzika, arba keli autoriniai darbai, kuriuose aptariami tam tikri aspektai lietuvių muzikos, ar ne. Bet kas yra ta lietuvių muzika? Aš manau, kad mums patiems yra labai sunku atsakyti, kas yra šiuolaikinė lietuvių muzika ir kaip ją pristatyti užsieniui. Jinai galbūt todėl labai ilgai ir nėra pristatoma, nes ją iš ties yra labai sunku pristatyti. Ir mes taip pagalvojome, kad Prancūzijoje, aišku, visiškai nieko nėra apie lietuvių muziką. Tai štai ta idėja kilo ir jinai kilo Rūtai Stanevičiūtei, kad kažką galbūt galėtume padaryti. Mes gana ilgai nenorėjome to daryti, nes tai yra labai sunki tema iš ties, bet po to iš tokio gal, sakyčiau, patriotinio jausmo, kad vis tiek, o kas galėtų parašyti apie lietuvių muziką prancūziškai, ar ne? Nes susidomėjusių yra ir galiu pasakyti, kodėl įvyko tas lūžis, kad, pavyzdžiui, aš sutikau rašyti. Nes Prancūzijoje buvo išleista prieš keletą metų tokia rinktinė moterų muzika. Yra labai didelis susidomėjimas moterų kūryba. Ir aš ten parašiau tokį neilgą straipsnį, nes jau nebuvo vietos, labai didelė rinktinė, apie sutartinės kaip paskutinę Europos moterų tradiciją. Nes Europoje ta moterų tradicija, moterų kultūra, moterų kūryba, jinai buvo sužlugdyta per krikščionybę, moteris raganos buvo, tiesiog sužlugdytos. Tas mano trumpas tekstas, jis turėjo labai didelį atgarsį, netgi France Musique citavo, ištisai ten pastraipas per savo kažkokią radio laidą, patys susirado sutartinės, patys susirado, kas tas šlubuojantis žingsnis ir visa kita. Žodžiu, ten įvyko toks labai keistas, susižavėjimas ir susidomėjimas. Iki tokio lygio, kad po to Arte TV, sugalvojo, kad reikia atvykti į Lietuvą ir pažiūrėti, kas šitos per sutartinės. Ir tada jie nufilmavo čia dokumentinį filmą, labai taikliai ir gerai padarytą. Ir mūsų išskirtinumas, išties išskirtinumas yra tas, kad mes žinome, kaip dainavo mūsų protėviai. Mes turime tą tokį tautinį klodą, nepaprastai stiprų. O labai daug Europos šalių, jie iš vis nebežino, kaip dainavo kaip dainavo, kokios buvo jų giesmės, kokios yra jų tradicijos, tos, kurios tęsiamos Lietuvoje dar. Tai mes pagalvojame, kad būtų tikslinga tą šiuolaikinę muziką pateikti taip pat per tokią, prizmę, ištakų prizmę, kas suformavo lietuvių šiuolaikinę muziką. Nes pateikti lietuvišką šiuolaikiškumą, pavyzdžiui, prancūziškoje terpėje yra neįmanoma, nes mes jo tiesiog neturime. Mes turime keletą galbūt kūrinių, tokių žavingų ir simpatiškų, bet iš dabartinių jaunųjų, ar ne? Kurie neblogai kūrė, bet jo neįmanoma pateikti kaip, pavyzdžiui, lietuvių muzikos kažkokio fenomeno, ar ne? Jie visiškai įsirašo į tą kultūrinę tokią vakarietišką tradiciją, bet kas jais galėtų susižavėti, tai labai mažai tokių būtų žmonių.
Tai aš ir pagalvojau, kad galima būtų visgi pristatyti tą lietuvių muziką per mūsų tą pagonišką tradiciją, nes būtent ji įvykdė didžiulį lūžį 70 metais per Kutavičiaus paskutinės pagonių apeigas. Panteistinė oratorija ir visas kitas, reiškia, oratorijas. Ir tai, kas yra dabartinė lietuvių muzika, ji labai daug semėsi iš Kutavičiaus. Ji netgi galbūt ir nebūtinai norėdama ar nenorėdama, bet kažkaip pasąmoningai, reiškia, mes vis tiek turime labai specifinius tuos bruožus ir tas minimalizmas repetityvinis, ir tam tikras segmentiškumas, ir tam tikra tokia daug priemonių nenaudojanti muzika, ganėtinai išgryninta, ar ne? Šiek tiek yra veiksmo, kuris, pavyzdžiui, Bartulio Martinaičio, Kutavičiaus kūriniuose jau buvo, dabar jisai į kažkokį kitokias formas įgauna. Tai mes pasirinkome tą prizmę pristatyti kaip senoji kultūra gali paveikti, reiškia, tą šiuolaikinę kultūrą ir kaip galima atrasti toje šiuolaikinėje kultūroje tokius tarsi besitęsiančias senosios kultūros linijas. Taip, kad mes pristatėme, aišku, ir tą lūžio tašką, kuris įvyko sovietmečiu, kaip Lietuva išsikovojo tarsi tą tapatybę tokiame kontekste ganėtinai sudėtingame. Ir galbūt būtent, kadangi kontekstas buvo sudėtingas ir ta tapatybė, reiškia, buvo labai svarbi ir tarsi visi ją stūmė ta linkme, kad neprarasti savitumo, ko dabar tarsi ir nebereikia, bet tarsi ir jisai tampa nebesvarbus, bet tarsi jisai ir yra, vis tiek yra. Nes pavyzdžiui, tokia puikiai kompozitorė Justina Repečkaitė, kuri gyvena Paryžiuje, ji taip pat kuria kūrinius labai susijusius visgi su mūsų tradicija, su ritualu, su kažkokiais maginiais užkalbėjimais, su tekstiliniais, reiškia, įvairiais dalykais, arba Medekšaitė, kuri irgi tekstilės tokius kūrinius, kurie irgi ateina iš tų, reiškia, tokių tautinių audimo, reiškia, tautinių raštų, tautinio savitumo tradicijų. Ir netgi, sakykime, ta tokia, arba Justės Janulytės, ta kvėpavimo tokia, ar ne, reiškia, forma arba konceptas, kuris irgi ateina labai iš sutartinių, kurios yra irgi, reiškia, tokios kaip bangom, reiškia, einančios, pasikartojančios. Žodžiu, tų tokių elementų, kaip ta mūsų senoji kultūra, senoji, bet ir kartu dabartinė kultūra įtakoja tą šiuolaikiškumą, ar ne? Yra tokių įdomių dalykų ir mes ties tuo kažkaip ir apsistojame. Aišku, tai nėra, užbaigiant galiu tik pasakyti, kad tai nėra visiškai lietuvių muzikos istorija, kas yra visiškai pasenęs žanras, tokia kažkokia globalistinė, kur būtų aptarti visi kompozitoriai, visi, reiškia, nes tai yra tiesiog neįmanoma. Mes norėjom tokį padaryti neiti gal 200 puslapių knygą, kurią jau ir užbaigėme ir kurioje tiesiog pristatėme taip ganėtinai glaustai, bet maždaug iš kur ateina ta šiuolaikinė muzika ir į kur jinai šiuo metu eina.